Aš esu Agnė Šulčiūtė, aš esu docentė ir turiu daktaro laipsnį chemijos srityje. Tai kaip dauguma galvoja, kad docentas arba tiesiog dėstytojas, tai darbas pagrindinis yra tik tais dėstymas ir visa kita, tai iš tikrųjų ši veikla apima daugiau. Tai pati vykdau daug veiklų, tai prisidedu ir prie taikomosios chemijos komiteto, tiek bakalauro, tiek magistrų būtent veikloje. Ir taipogi prisidedu prie chemijos inžinerijos krypties būtent gynimo komiteto vertinimo. Ir taip pat dar esu kelių komitetų narė, tai vienas iš jų yra dirbtinio intelekto komitetas, tai reiškia, mes formavom politiką ir padėjom tiesiog sukurti gaires tiek dėstytojams, tiek ir studentams. Mano veiklose man svarbiausia tai yra laisvė kurti ir būtent galimybė keisti dalykus, tai reiškia prisidėti prie pokyčių, kad tu galėtum padėti žmonėms, kad tu galėtum sukurti, tarkim, specialybę, ar tai būtent kas yra, pavyzdžiui, su taikomąja chemija, ką mes darom komitete, kad padėtum sukurti, kad ne tik tai būtų naudinga, bet ir būtų įdomu jiems mokytis. Tai reiškia padėti jaunimui įgyvendinti savo tas svajones ir siekti savo tikslų. Kaunas yra mano namai, Kaunas yra mano širdis. Ir iš tikrųjų tai galbūt papasakosiu istoriją, kodėl Kaunas ir kodėl aš esu čia, kur dabar esu. Tai įsivaizduokit, kai aš buvau tokia mažytė, aš buvau čionai šitam fakultete ir mes dabar esame 2. aukšte, kur filmuojam, tai aš buvau 4. aukšte. Ir tenais atėjau į laboratoriją ir kodėl atėjau? Nes tai buvo mano tėtis, kuris yra profesorius, Algirdas Šulčius, ir jisai vedė būtent chemiją. Ir vedė chemiją būtent užsieniečiams. Ir tokia mažytė, kai tu įeini į tą laboratoriją ir kaip čia matosi aplinkui daug visko, tai yra nerealu, nes tu matai spalvas, tu matai žmonės ir tau suteikia tą įkvėpimą. Tai būtent buvo tas žmogus, kuris mane įkvėpė pamilti chemiją ir būtent daryti tos dalykus, daryti pokyčius, kurti ir būti tiesiog to geru žmogumi. Kaunas yra augantis, jis yra labai kultūriškas, labai žavus, iš tikrųjų nerealus kaip miestas. Kodėl? Todėl, kad mes dabar augam, mes dabar kuriamės ir mes esam centre Lietuvos. Tai vis tik tais aš sakyčiau, kad tai yra širdis Lietuvos, nes tu gali pasiekti visus miestus labai paprastai ir labai lengvai. Toliau čia yra daug kultūros, daug mokslo ir technologijų, ką mes galime čia rasti ir KTU, būtent mokslas ir technologijos ir tikrai jungia žmonės ir padeda vienas kitą įkvėpti ir dirbti dalykus. Tai aš manau, kad ta kūryba, įkvėpimas ir tas bendruomenė, kuri yra jauki ir buria tos žmonės, tai yra būtent ir tikslas, kad tu gali prisidėti prie bendruomenės ir sukurti tos tikrus dalykus, tikrus produktus, tikras paslaugas, kurios gali padėti vystytis ir augti bendruomeniai. Ir norėjau dar pasakyti, kad mes kartu mylim Kauną.